yra žinoma, kad smurtas prieš vaikus sukelia įvairių tokių neigiamų pasekmių, yra susijęs su įvairiom neigiamom pasekmėm, tai vaikas gali tikrai būti prislėgtas, išsigandęs, nerimauti, kas gali būti susijęs su to, kad jam sunku mokytis, draugauti, bendrauti su kitais žmonėmis. Tiek tokioj trumpalaikiai perspektyvai, tiek ilgalaikiai perspektyvai jam gali būti sunku užmegzti ilgalaikius santykius, susirasti darbą, būti tokiu aktyviu piliečiu visuomenės ir panašiai. Tai tikslas yra kuo anksčiau atpažinti vaikus, jeigu atpažįstam, kad jie yra patyrę smurtą, tada suteikti jiems pagalbą, kad jie galėtų toliau sėkmingai gyventi. Tai aš esu Ieva Daniūnaitė, Paramos vaikams centro psichologė ir programų vadovė. Projekto tikslas buvo sukurti smurto prieš vaikus, prevencijos ir intervencijos paslaugų modelį, nes matėm ir tikrai ir statistika rodo, ir moksliniai tyrimai, kad smurtas prieš vaikus yra aktuali problema ir jinai vis dar išlieka labai aktuali. Apskritai, Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad 1 iš 4 vaikų nukenčia nuo fizinio smurto iki 18 metų, 1 iš 5 mergaičių nuo seksualinės prievartos arba 1 iš 13 berniukų. Ir Lietuvos tyrimai moksliniai taip pat patvirtina, ir Vilniaus universiteto tyrimas rodo, kad maždaug 70% paauglių dalyvavę tyrimą teigia, kad yra susidūrę su vienokiu ar kitokiu smurtu, jeigu kalbam apie fizinį, seksualinį, psichologinį smurtą ir nepriežiūrą. Tai mes ir norėjom, kad būtų, kad kuo daugiau ir vaikų pačių, ir tėvų, suaugusių, kurie augina vaikus, suaugusiųjų, kurie dirba su vaikais, būtų pajėgus atpažinti smurtą, žinotų, kaip reikia reaguoti. Taip pat visi suaugusieji, kurie augina vaikus arba dirba su vaikais, žinotų, kaip kalbėtis apie pavojus su vaikais, turėtų žodžių, metodų ir galėtų su vaikais pasikalbėti ir patys žinotų, kaip reaguoti. Ir taip pat kita svarbi projekto dalis buvo mokymai specialistams, kaip teikti kvalifikuotą pagalbą, jeigu vaikas jau yra nukentėjęs nuo smurto, kaip jam padėti, kaip veikti, kaip padėti jam atsistatyti. Tai toks pagrindinis produktas buvo pačiupinėjimas, tai buvo prevencinė programa, smurto prieš vaikus prevencijos programa, kuri vadinasi Esame saugūs. Ir tos programos unikalumas yra, kad jinai yra tokia plati, sisteminga ir apimanti daug tikslinių grupių. Tai yra, programą sudaro keletas žingsnių. Pradžia visada yra, jinai gali būti įgyvendinama tiek ugdymo įstaigoje, tiek socialinėje įstaigose, kurios dirba su vaikais ir šeimomis. Tai yra toks programos pristatymas visai bendruomenei, nes yra svarbu, kad visi žmonės, kurie yra aplink vaikus, būtų kuo labiau apsišvietę apie pačią problemą. Taip pat paskaitos tėvams ir tada tokie interaktyvūs praktiniai užsiėmimai vaikams. Kas yra specifiška ir svarbu, kad užsiėmimai vaikams yra priderinti pagal vaiko amžių ir raidos ypatumus. Tai yra 5 programos variantai. Vaikams iki mokyklinio amžiaus, tada pradinių klasių vaikams, jaunesniems paaugliams, vyresniems paaugliams ir vaikams turintiems raidos iššūkių.